Tirštais padangų dūmais ir svylančia guma viliojantys daugelį žiūrovų į drifto renginius šoninio slydimo meistrai savaitgalį rinkosi į Kačerginės Nemuno žiedo trasą Rytų Europos drifto čempionato 3 etapą. Tiesa, šį kartą žiūrovams iš po ratų virstančių baltų degančios gumos dūmų pamatyti neteko, jau po kelių važiavimų apsiniaukęs dangus prapliupo lietumi, tačiau tai renginiui suteikė savotiško išskirtinumo, kone kiekvieną padarytą klaidą ant šlapios dangos lydėjo automobilio apsisukimai, o vairuotojai dėl praloštų taškų pyktelėjo nuspaudę akceleratorių ir paleidę savo bolidus suktis aplink savo ašį. Drifteriai iš paskutiniųjų kovojo su drastiškai pasikeitusią trasos danga. Žiūrovai nuo tarsi iš kibiro pasipylusio lietaus lėpėsi po skėčiais ir lietpalčiais. Organizatoriams taip pat iškilo begalė naujų keblumų. Lietaus stipriai pagadintuose poriniuose važiavimuose triumfavo latviai. Pirmas kvalifikacijoje buvo Janis Eglytė, įrodęs, kad ši jo užimta vieta nebuvo atsitiktinumas. Įsimintinoje finalinėje kovoje Lucky Racing Team atstovui tik per plauką pralaimėjęs Ivo Cirulis prieš tai pusfinalyje privertė pasitraukti vienintelį į top 4 patekusi lietuvį Darių Balį. Pastarajam kova dėl 3 vietos prieš Janį Lambertsą nebuvo sėkminga. Tad visas prizininkams skirtas taures Lietuvoje vykusiose varžybose išsivežė kaimynai Latviai. Na, o dabar metas susipažinti su pora lietuvių komandų, kurių atstovai nors ir nelipo ant nugalėtojų pakilos, tačiau demonstravo įspūdingą važiavimą net ir šlapioje trasoje. Deja, šį kartą tautiečiams nepasisekė, taigi apie šias varžybas, pasiruošimą joms, netikėtai prapliupusių lietų bei kitas šio sporto ypatybės kalbiname BMW Fan komandos atstovą Andrių Miciūną. Tai pakalbėkim, kaip čia šiandien tas varžybas? Labai puikios, lietus lyja, labai puikiai slysta, nesikeiksim, kalbėsim lietuviškai. Šiaip treniruotės buvo ant sausos dangos, pradėjo lyt, sugedo nuotaikos, visa kita, nežinau tiesiog, ne per lietų važiuoti, asmeniškai man. Šiandien drifteriam nepriimtina važinėti per tokias oro sąlygas? Ne, tai ar tokios ar kitokios oro sąlygos vis tiek, driftiniai, bet tiesiog, kai sausa kelio danga yra žymiai maloniau, tiesiog tikslesni važiavimai, o čia dabar važiuoji, saugaisi kažko, nieko faktiškai nematai iš paskos važiuojant. Irgi įdomu, bet yra kaip yra. Kaip rezultatas? Prastas. Prastas. Pagal mano skaičiavimus apie 8 likau. Ar buvo iš užsienio gana pajėgių drifterių? Taip buvo. Taip tikrai buvo iš užsienio pajėgių drifterių. Va teko poroj važiuoti, pirmą porą, kur laimėjau prieš Blušą, kuris čia prieš savaitę ir prieš porą savaičių FX Open laimėjo, tai čia yra tokios stiprios varžybos. Mes nugalėjom, bent jau vieną. Kaip sekėsi galbūt jūsų komandos kitiems nariams? Viskas sekėsi labai gerai, kol nelyjo, taip pasakysiu. Kai pradėjo lyt, Fortuna nusisuko. Galbūt kas rėmėjai jūsų ir trumpai pakalbėkime apie automobilį, kas tai per automobilis, kiek galbūt į jį sudėta? Sudėta tai daug, faktiškai jau nebeskaičiuojam, kiek jį dedam. Aišku, ačiū rėmėjams, tai Automoderna, Urvinio servizui, Steriui, Ground Virus, kolektyvas padėjo šį kartą man suvažiuoti, ačiū jam labai. Kita komanda, su kuria jau tuoj pat jūsų pažindinsime, tai renginio organizatorių Day One Sport tandemas. Komandos atstovams Kastyčiui Aleknai ir Evaldui Kovalenkai varžybose sekėsi kiek geriau, tačiau ir jiems ant prizininkų pakilos užlipti lemta nebuvo. Taigi apie komandos pasiekimus šiuose varžybose ir pasiruošimą joms kalbame su Kastyčiu Alekna, žmogumi, kuris drifto lygį Lietuvoje jau gerokai kilstelėjo. Viskas faina, man patiko važiuoti. Tikėjomės, kad bus geresnis oras, nes mašinos paruoštas gerai greitai trasoje, gavosi, kad ne taip ir greitai. Nors, kiek aš žiūrėjau, aš pasiekiau rekordą, važiavau 145 per šlapę trasą, tai aš patenkintas tai. Kaip sekėsi bendrai jūsų Day One Sport komandai? Berods aš pasiėmiau 5 vietą, o Evaldas 8. Aš skaitau normaliai, bet aišku, mes tikėjomės geresnių rezultatų, bet kaip jau gavosi. Dar vienas klausimas, ar drifteriams priimtina tokia trasa ir tokios oro sąlygos galbūt šlapia? Manau, drifteriams priimtina bet kokias sąlygos ir oro ir trasos, mes visur pravažiuosim šonu. Iš kur galbūt atvyko dalyviai? Rytų Europos visgi čempionatas, ne tik Lietuvos? Mačiau baltarusų, latvių, lietuvių. Ir berods viskas, neatvažiavo rusai, nes jie turi etapą, kiek žinau, šį savaitgalį, tai dėja, bet buvo mažiau dalyvių negu tikėjomės. Laukiam tikrai daug dalyvių, bet taip jau gavosi. Ar daug ruošėtės būtent šiom varžybom ir galbūt ar rėmėjų yra? Jūs kalbate aplamai apie driftą? Yra rėmėjų, gera dovana.
Turbo centras, Akura ir kiti rėmėjai, kurie padeda Express Auto mūsų servisas, kuris prižiūri Malačiai, nepalieka mano mašinas be priežiūros, tai iš tikrųjų labai sunku Lietuvoje dabar rasti dar rėmėjo. Tai vat, mes turim 3 komandą, bet kadangi mūsų komanda yra 2 važiuojantis drifteriai, tai labai sunku, bet tikimės sekančiais metais didesnių rėmėjų, kurie prisijungs prie mūsų mūsiškių, nes jie yra super, mes juos labai mylim. Tai tikimės, kad prisijungs GSM operatoriai arba, nežinau, galbūt Teo ar dar kokie nors didelį rėmėjai, nes be 100 000 sezonų nėra ką daryti jau, nes ir šis sezonas, nors ir mes gavom paramos, bet tikrai labai trūksta padangų. Ir, pavyzdžiui, per šias varžybas mes pravažiavom galbūt 14 treniruočių, tai yra 14 važiavimo, aš ir Evaldas, nes daugiau tiesiog nebuvo padangų, o visi kiti po 30, 40, 50 važiavimo. Tai aš skaitau, aš manau, kad tikrai gerai pasirodėm be treniruočių. Atskleiskit dar vieną visiems žiūrovams įdomų dalyką, kiek gali slypi šiame jūsų automobilyje? Dabar važiavau su 400, nes buvo slidų, tikrai nereikėjo išnaudoti visą galią. Bet galima sukti iki 450 arklių saugiai.